Greta, gal čia per lengvi uždaviniai? Ar kaip čia? Kaip atitinka jie čia? Per sunkus, ne? Jiems, ne? Bet tik ne jums, žinoma. Jums tai čia pats tas, ne? Nu, mums džiaugiasi, kaučinginė širdis, jinai jautri širdis, užjaučia, bet, nu kaip kitaip, kadangi šitie uždaviniai jums pats tas, tai dar duokim kokį nors tokį uždavinį, kad jau ir jums tai jau bus žiauriai per paprastas daug, kad jau, matote, Greta, kai duosim skaičiuoti 2 + 2, tai ne ką jiem galėsim patarti, nes sakys vis tiek. Gerai, Greta iškovojo jums, kokia jinai šaunuolė. Gausit uždavinį 3 klasės. Ką čia tokio? Taip. Lentoje buvo užrašyti 4 sveikieji skaičiai. Juos užrašė Luko Babelio pusbrolis Telesforas Stulpas. Telesforas Stulpas buvo vaikinas šviesių pradų, jo niekados nesidomėjo teisėtvarkos organai. Reiškia taip. Lentoje buvo užrašyti 4 sveikieji skaičiai. Sudėjęs juos visais galimais būdais po 2, Aurimo Skabursko pusbrolis Ferdinandas Debesys gavo tokias 6 sumas. Buvo 4 skirtingi skaičiai, dabar užrašė, reiškia, ir gavo tokias sumas. Įrodykite, kad pridirbta. Kad duomenys sudirbi. O gal ne? Tai jau, Greta, čia jau jiem nebus per sunku, ne? Greta, klausykit, jiegi tai čia matematikos fakultete yra, suprantat, čia jiem, neišpuola skūstis, čia Mielieji, tai dabar Danielius Františekas savo vaiką, jeigu jis jam taip suskaičiuotų, tai paimtų ir išbartų. Kur yra Danielius Františekas? Pakelkit ranką. Pakelk ranką. Aš taip ir paniau. Jis labai kultūringas žmogus, bet išbartų. Sakytų, vaikelė, aš ne tam mokiausi ir 2 vardus išsaugojau, kad, reiškia, galėčiau čia pasakytų. Ar matai, kad tavo berniukas pridirbo? Tu negink jo, o tu pulk jį. Greta, emancipantas, ne? Motina puls vaiką. Motina tėvą užpuls. Va, kai tu būsi tėvas, tai jeigu tu pabandysi nesirūpinti Danielius Františekas, aš tau duodu patarimą. Kai tu turėsi vaikų, tikiu, kad jų turėsi. Nes, kaip toks kultūringas žmogus gali neturėti vaikų, ne? Tai
nedaryk, brolau, gyvenime vienos klaidos. Jeigu tu, pavyzdžiui, aiškinsi motinai, kad vaikas nenori valgyti ir nereikia duoti jam valgyti, tai tu motinos sakysi, nustosi buvęs Danielium Františeku ir virsia, tu pamatysi kuo. Nes kiekviena motina, atsimink, rūpinasi, kad jos vaikas būtų, kaip sako, balbieriškai pribubintas. Kad pavalgęs būtų. O tu čia... Aš negaliu viską versti Jaroslavui. Jaroslavai vėl tu skaičiuok. Tas žmogus buvo nešančioji konstrukcija per visą semestrą. Aš nežinau, kaip aš jam atsidėkosiu už tą kilnią moralinę pagalbą, kurią jis teikia vien savo povyzą. Vat pasižiūrė jo povyzą, jis tiki, kad žmonės iš prigimties yra geri. Aš aiškiai kalbu. Greta, dabar aiškiai kalbu. A? Dėkokit jūs, Kretai, jeigu 99 rožės gali kažkiek išpirkti, kiek jums čia gero padarė. Aš suprantu, kad jūs pavargote. Greta, matot, ką su jais darome? Dabar ką aš turiu jų klausti? Ką aš turiu jų klausti, priėjęs blaškytis apie juos ir sakyt, o gerasis Andriau Jaškauskai, ar tu tiki, kad sudėjus du pačius mažiausius skaičius, tu gausi ten patį mažiausią sumos skaičių? Jaškauskas sakytų, tikiu. Nu, bet paleisti aš jūsų vis tiek negaliu. Gintarė, nu negaliu paleisti jūsų. Nu gerai, tai jūs tada man nors pasakykit 10ženklį skaičių be nulių, kuris dalyjasi iš savo skaitmenų sumos. Greta, matot, kas daro? Tai jiem per paprasta, tai jiem per daug sudėta. Nu gerai, 2ženklį skaičių, kuris dalintųsi iš savo skaitmenų sumos. Galit pasakyti? Be nulio. Įdomu, kad ir aš tą patį pagalvoju. Ne, aš mažą ką aš turiu. Gerai, 3ženklį skaičių, kuris dalyjasi iš savo